Sveiki visi, grįžtu po kurio laiko po tėvystės atostogų jūsų ekranus, nežinau ar tai džiaugsmas ar nelaimė, bet vis dažniau pradėsiu rodytis, esu žurnalistas ir sporto komentatorius Jonas Lekšas ir grįžtu ant olimpinių žaidynių, kur nors Lietuvos rinktinės ir nebus, bet olimpinių žaidynių krepšinio turnyras bus turbūt visų laikų stipriausias. Per tą laisvą mėnesiuką žiūrėjau labai daug draugiškų rungtynių ir esu labai sujaudintas, kada viskas prasidės ir nieko nelaukdamas pradedu prognozuoti grupę etapą, pradedu nuo mirtininkų grupės A, kur kovos Graikija, Kanada, Ispanija ir Australija ir netikėta, bet tu pasižiūrė tas 4 rinktinės ir kaip outsiderio šios grupės matau būtent Ispaniją, kuri pastarąjį 20-metį net diktuoja madas visame pasaulyje, bet kartų kaita Lorenzo Braunas, manau, neišgelbės ir ten tikrai trūksta ginklų, nors ispanai visada randa, kaip nustebinti, bet galvoju, kad šį kartą jie neišeis iš grupės etapų į ketvirtfinalį, 4. vietą prognozuoju jiems. 3. vietoje matau Graikiją, kuri paliko labai gerą vaizdą olimpinėme atrankos turnyre, bet Janinio Antetokounmpo gali pritrūkti pagalbos puolime, tai yra daugiau gynybinė komanda, o aplinkui kiti varžovai yra super pasižymintis puolimo talentų ir būtent graikams prognozuoju 3. vietą, bet patekimai į ketvirtfinalį iš tos 3. pozicijos. 2. vietoje matau Australiją, kuriai tikrai turėtų būti geresnis čempionatas negu pasaulio. Draugiškose mačiuose su Joshu Giddey prieš akį šitą komandą atrodė sunkiai sulaikoma, Patty Millsas vis dar toks pat varikliukas, nors jam jau yra nemažai metų. Na, o 1. vietoje prognozuoju Kanadą, kuri apskritai atsiveža visą žvaigždyną. Shai Gilgeous-Alexanderis, taip, vienas geriausių pasaulyje žaidėjų, yra Jamalas Murray, NBA čempionas su Denverio Nuggets. Ir apskritai labai daug NBA krepšininkų aplinkui. Kanada jau pasaulio čempionate parodė, kokia yra grėsmė visiems ir aš manau, kad niekas nedings ir kanadiečiai laimės šią grupę. Grupė B ir 4. vietą čia prognozuoju turbūt daugeliam netikėtai Brazilus. Brazilai laimėjo atranką Latvijoje, sutriuškino brolius Latvius ten finale, bet pats vaizdas, kaip jie atrodė iki to finalo, nebuvo kažkoks labai įkvepiantis, buvo pralaimėjimas ir Kamerūnui. Raulio Neto situacija neaišku, kaip yra dėl traumų, tad tai Bruno Caboclo ten siautėja, Marcelinho Huertas dar vis 41 sugeba kažką parodyti, bet galvoju, kad talento ten pritrūks ir 3. vietą aš prognozuoju japonams, kurie yra iš anksto nurašomi daugelio, bet manau, kad tai žais labai gražų krepšinį. Japonai tą matėme ir pasaulio čempionate, bus Rui Hachimura, bus Yuta Watanabe, NBA žaidėjai, taip pat yra Kawamura, Tominagai žaidėjo pozicijoje, tad tikrai žais labai greitą krepšinį, manau, bus rezultatyvus ir nustebins ir laimės prieš Brazilus ir galvoju, kad tos 3. vietos jiems užteks, kad jie patektų į ketvirtfinalį pagal naują tą olimpinių žaidynių sistemą. Na, o 2. vietoje ir 1. matau sunkiasvorius, 2. poziciją prognozuoju šeimininkams prancūzams, kurie visiškai manęs neįtikina, bet jiems pasisekė ganėtinai su grupe, kur pagrindiniai varžovai bus tik vokiečiai, kuriems jie turėtų pralaimėti. Labai trūksta talento perimetro linijoje prancūzams, taip yra Wembanyama, yra Goberas, yra Jabuselė, yra Lesoras, bet visa tai yra po krepšiu, o perimetre Fournier, Dekolo, tai yra senstantis žaidėjai ir tokio tikro žaidėjo vedančio labai trūksta prancūzams, na, o pasauliams čempionams vokiečiams prognozuoju 1. poziciją, niekur nežada sustoti, ką rodė ir draugiški mačai ir tas įspūdingas rungtynės draugiškos su JAV rinktinė. Na ir paskutinė grupė, ten kur turėjo būti Lietuva, jos nėra, yra Puerto Rikas ir Puerto Rikui prognozuoju mišes. Šioje grupėje Alvarado magija neišgelbės, manau, kad jie liks 4. vietoje pralaimėdami Pietų Sudanui, kurie bus mano favoritai čempionate. Labai simpatizuoju šiai komandai, Karlikas Jonesas, Marielas Šėjokas, Vienienas Gabrielis, labai smagiai atrodanti komanda, matėme ir mačą su Amerikos rinktinė, kur pralaimėta tik 1 tašku, tad tikrai gali būti tamsusis čempionato arkliukas, bet galvoju, kad kiti 2 varžovai yra per stiprus ir gali neužtekti tos 3. vietos užimti dėl taškų santykių ir Pietų Sudanas nepateks į ketvirtfinalį, kadangi viršuje Serbija, kurią matau kaip 2. stipriausia čempionato komanda, manau, kad jie ir liks grupėje 2, pralaimėdami atidarimo mačą prieš Ameriką. Na, o 1. pozicijoje amerikiečių, kurie kol kas irgi taip pat neįtikina taip stipriai, kaip būtų galima manyti, matant sudėtį ant popieriaus. LeBronas Jamesas vis dar yra karalius, vis dar yra numeris 1 šioje Amerikos rinktinėje, bet tikrai amerikiečiai turės paplušėti kelyje link finalą, bet savo grupę manau, kad jie laimės, būtent jiems 1. vietą ir prognozuoju. Nu ir aišku, to krepšinio vis tiek olimpinėse žaidynėse bus aktualaus ir Lietuvai. 3 prieš 3 rinktinė, tikrai palaikysime Dainiaus Novicko
treniruojama komanda ir matau tautiečiams tikrai gerą šansą pakovoti dėl medalių, kiekvienas su kiekvienu grupėje žais ir lengva prognozuoti, kaip gali susiklostyti mūsiškiams kelias ir grupėje aš jiems prognozuoju 4. vietą į priekį, manau, kad lietuvaičiai užleis JAV, Serbijos ir Latvijos rinktinės ir kovos ketvirtfinalyje dėl patekimo į pusfinalį, tad tikrai geros galimybės mums žengti toliau. Ir ką, šiandien tiek, stebime olimpinės žaidynės, jos jau startuoja šeštadienį, taip kad iki kito karto susitiksime prieš play-offus.